Tęsiam mūsų kelionę per didžiuosius arkanus ir dabar mes turim saikingumą arba nusaikumą, pažymėtą skaičiumi 14. Ir ši korta simbolizuoja vidinę harmoniją, balansą ir pusiausvyrą. Kortoje matome sparnuotą būtybę, kurios viena koja vandenyje, kas simbolizuoja pasąmonę, o kita ant žemės, kas simbolizuoja materialų pasaulį. Viskas šioje kortoje rodo dualybių vienybę ir balansą. Ir šita korta dažnai kalba apie tai, kad žmogus rado vidinę ramybę ir turi teisingą supratimą apie tai, kas vyksta aplinkui. Iš esmės, jūs išmokote nesivelti kitų žmonių gyvenimus ir konfliktus ir nebeleidžiate smulkmenoms gadinti jums gyvenimo. Vietoje to dažniausiai prisitaikote prie kilusių situacijų, pasinaudodami savo šviesių protų ir ramia širdimi ir tokiu būdu išlaikote balansą. Saikingumo korta dažnai kalba ir apie tai, kad jūs pagaliau radote ryšį su tikruoju savo aš, su tikrosiomis savo vertybėmis ir moraliniu kompasu. Tai kartu suteikia ir aiškumo tame, ko jūs iš tiesų siekiate iš gyvenimo, padeda nusistatyti realius įgyvendinamus tikslus. Tai kartu ir laikas, kai turite galimybę peržvelgti ir iš naujo įvertinti savo prioritetus. Galbūt kažko jums nebereikia, galbūt kažkas tapo svarbiau. Saikingumas skatina ieškoti balanso tarp proto ir širdies. Ir primena, kad reikia įsiklausyti į savo kūną, nuraminti protą ir tiesiog pakvėpuoti grynų oru.